Viena iš metodinės priemonės aš rinkausi ginti bendraautorių. Taip pat jau kurį laiką atlieku partizanio karo tyrimus, siekdama vienaip ar kitaip atsakyti į kylančius klausimus. Ir iš tiesų, na ir čia mes šiandien kalbėdami bendrai ir apie savo projektą ir dalindamėsi tuo, ką jau esame gyveninę ir prieš tai, na pastebėjom, kad yra didelė įvairovė įvairiausių šaltinių. Lygiai taip pat ir mūsų metodiniai priemoniai matysit, kad yra jau naudojami įvairūs šaltiniai, įvairios jų grupės. Ir kartais atrodo apie partizaninį karą iš tikrųjų daug jau yra kalbama, bet kai nori kažkokius klausimus kelti, dažnai turi atsigręžti į tuos pirminius šaltinius. Ir tai, kas kartais yra suvokiama visiškai tuose tyrimuose esančiam žmogui arba tuo gyvenančiam žmogui, gali būti kažkas naujo ir netikėto ir tiems, kurie į tą temą, sakykime, ateina ir jie taip pat nori domėtis. Tai mano pranešimas toks galbūt kitoks savo prigimtimi, tarsi toks praktinis turėtų būti, kurio metu aš norėsiu pasidalinti tiesiog keletą šaltinių, kaip juos rasti, jeigu ir kalbėdami apie tas temas, kurias mes siūlom, apie partizaninį karą nagrinėjant. Jeigu jūs ieškosit papildomų šaltinių, tai be abejo būtų gerai žinoti, kur jų ieškoti ir ko tikėtis. Tai tiesiog trumpai tai perbėgsiu per keletą egzistuojančių variantų, galbūt pasirodys naudinga ir jūsų tame kasdienėme darbe. Ypatingai dirbant su jaunimu ar su kitomis visuomenės grupėmis, nes iš tikrųjų, ką mums tenka patirti ir pamatyti, kad tų klausimų kyla įvairių. Ir ne tik jaunimui, kuris, sakykime, neturi galbūt ir tiesioginių partizanio karo dalyvių, kurie galėtų papasakoti, bet lygiai taip pat ir tų klausimų ateina gerokai ir iš ankstesnių laikotarpių ir tų klausimų tikrai kyla ir labai pagristų. Tai be abejo, pirmiausia, norėdami kalbėti apie tai, kur ieškoti tų šaltinių, mes turėtume įsivaizduoti, tai ką paliko tie partizanai. Ir čia turim pasakyti, kad ta šaltinių įvairovė iš tikrųjų yra didelė. Be abejo, kai kalbam apie partizaninį karą ir suvokiam visas jo aplinkybės, kitaip tariant, suvokdami, kad partizaninis karas buvo slaptas veikimas ir taip pat buvo kita kovojanti pusė su visa represinė sistema, kuri buvo skirta ne tik fiziškai naikinti partizanus, bet vėlesniais okupacijos metais naikinti ir jų palikimą. Kad ir koks jis bebūtų, gniaužti tą pasakojimą, tai be abejo turėtume sutikti, kad dalis tų šaltinių iš tikrųjų pražuvo, kita dalis vis dar atsiranda, net ir žiniasklaidoje karts nuo karto išgirstame ir matome, kad atsiranda naujų partizaninio karo šaltinių ir lygiai taip pat turbūt paieškoję senų namų rūsiuose ar palėpėse dar atrastume tų šaltinių, kurie mūsų laukia. Visiškai pamiršti ir lygiai taip pat turbūt nesuvoktume ir neįsivaizduotume, kiek dar yra partizanų archyvų, kurie yra kažkur užkasti, su mintimi, kad juos vėliau kažkas atras, juos skaitys ir kalbėdami apie partizaninį karą remsis būtent jų parengtais šaltiniais. Neskaitys tik tai baudžiamąsias bylas, agentūrinės bylas, neklausys to, ką sovietinės okupacijos metais bandė pateikti represinės struktūros, bet iš tikrųjų bandys užčiuopti tą partizaninio karo esmę, būtent kreipiant į pirminius šaltinius iš partizanų pusės. Tai be abejo, kaip ir sakau, tai įvairovė yra gana didelė. Jeigu mes norėtume pažinti partizanus kaip tokią struktūrą, matyti jų veikimo principus, įsivaizduoti jų idėjas, jų užsibrėžtus metodus ir iš tikrųjų ir įvertindami jų galimybės, pirmiausia, turėtume, aišku, žiūrėti į vadovybės dokumentus. Ir kaip ir sakau, tarsi daug jau tų archyvų yra atrasta, dalis jau ir sėkmingai restauruota, kita dalis mūsų laukia, bet ką netrukus ir parodysiu, iš tikrųjų yra galimybė prieiti mums prie šių šaltinių ir juos skaityti, juos matyti, kas juos yra parašyti ir atitinkamai tai įvertinti. Lygiai taip pat labai didelę partizanų palikimo dalį sudaro spauda. Čia galima kalbėti tiek apie spaudos leidinius, bet ir tam tikrus spaudinius, kaip atsišaukimus, įvairias karikatūras, kurios tiek
paskirom progom, sakykime, valstybinių, Lietuvos valstybės švenčių progomis buvo skelbiamos ir viešinamos, bet ir lygiai taip pat, na, kasdienai palaikyti galbūt ir tą visuomenės priešišką nuostatą okupacijos atžvilgių buvo viešinamos, tikintis, kad, na, visuomenė, kuri, na, ypatingai ta didžioji visuomenės dalis, kuri tarsi svarsto, kuri čia pusė yra teisingoji, kaip išlaviruoti tarp skirtingų, na, tiek ir pasakojimų, tiek ir, na, istorinių veikėjų, irgi ieškojo, na, savo tos vietos. Iš tikrųjų yra skaičiuojama, kad buvo daugiau negu 100 skirtingais pavadinimais leistų spaudos leidinių partizanio karo metais, kuriuose vėlgi atsispindi tiek partizanų tikslai, tiek ir pagrindinės idėjos. Lygiai taip pat spauda galėjo būti pagrindinis informacijos šaltinis, kalbant apie žinias iš vakarų, kurių partizanai pagal galimybės klausėsi savo bunkeriuose ar bendraudami su vietos patikimais žmonėmis, ar netgi partizanai, kuriems pavyko peržengti geležinę uždangą, parnešdami naujienas vadovybei, tikėjosi, kad ta žinia apie tai, kas dedasi vakaruose, kartais galbūt irgi paliekant didesnę viltį visuomeniai, kad, na, tas karas tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų kils ir atsiras reali galimybė įsivaduoti, vėlgi tas žinias iš vakarų skleidė. Be abejo, kiek kitokį santykį su partizanais mums gali skleisti jų ego dokumentai. Tai pirmiausiai laiškai, kuriuose matytume, na, tą vidinį pasaulį. Viena be abejo yra partizanų vadovybės dokumentai, kur, na, mes nebejojam, kad yra labai aiškios nuostatos, kaip partizanai turi veikti, kas yra tie partizanai ir, na, kokių tikslų jie siekia. Bet kai mes kalbame apie laiškus, mes galim pamatyti tokį vidinį pasaulį partizano, kuris turi labai pagristų baimių, pagristų asmeninių troškimų ir galų gale, na, savaip bando motyvuoti save, aplinkinius ir be abejo, na, palaikydamas tą ryšį tiek su kitais bendražygiais, bet ir bandydamas išlaikyti bent kažkokį ryšį su artimaisiais, kas be abejo irgi, na, tą kovą daro viena vertus labai sudėtinga, nes šeima visada yra represinių struktūrų taikinyje, bet lygiai taip pat ta šeima gali ir padėti palaikyti tą moralę ir tai yra tas, dėl ko ir yra kovojama, visiškai, na, taip žiūrint iš asmeninio lygmens. Taip pat gana gausų partizanų nuotraukų archyvą verta minėti, vėlgi tiek ir valstybinėse institucijose, tiek ir, sakykime, regionų muziejuose ar per įvairias edukacijas mes matom, kad yra daugybė nuotraukų įvairiausių naudojimų, kuriuose partizanai, na, mes įprastai taip esam linkę sakyti, kad nepateikė save taip, kaip jie norėjo būti matomi tada, kai laisvė bus iškovota. Vėlgi, tarsi tai prieštarauja partizanų slaptumo principui, kai mes kalbam, kad partizanai norėjo likti paslapty, likti toje tamsoje, būti neišaiškinti, bet lygiai taip pat buvo to žmogiškas noras, na, palikti kažką tokio po savęs ir, na, bent kažkoks atvaizdas, tai buvo irgi tokia galimybė, na, tiek duoti žinią ir savo artimiesiems, bet lygiai taip pat ir, na, ateities kartoms parodyti, na, kasgi tokie toje kovoje buvo. Taip pat, mano galva, pats paveikiausias turbūt dalykas yra dienoraščiai ir prisiminimai, kuriuose, na, labai jautri vėlgi žiūrima į savo padėtį ir nepriklausomai nuo to, kada jie buvo fiksuoti, jeigu kalbėsime, aišku, apie dienoraščius, tai jie yra to meto dienoraščiai, atspindintis to meto realybę, jie leidžia mums, na, vėlgi rekonstruoti tą partizanų kasdienybę, buitį, kurios vėlgi nematytume vadovybės dokumentuose ar spaudoje, bet lygiai taip pat ir prisiminimai, ypatingai kurie paplito nepriklausomybės metų pradžioje arba atgimimo metais, kitaip kalbant, buvo labai stiprus bandymas kurti savo pasakojimą, būtent partizanų pasakojimą, kuris sovietinės okupacijos metais iš esmės buvo neįmanomas. Vėlgi dėl tų pačių mums suprantamų represinių struktūrų veiklos metodų. Be abejo, jau kaip ir Aistė minėjo, yra dainos,
rodo tik vieną pavyzdį, kaip na, tam tikras na, istorijos fiksavimo šaltinis, apie tai irgi šiek tiek kalbėsiu. Na ir galiausiai mes turime, aišku, ir archeologinius tyrimus, kurie mums šiandien atneša na, galimybę pažinti radinius, vėlgi kaip papildomas istorijos pažinimo šaltinis ir papildantis tam pasakojimo, atskleidžiantis gerokai platesnį partizaninio karo paveikslą. Ir tuo pat, na, mus tarsi priartinantis, užmoginantis, kad ne tik štai yra tekstai, kuriuos mes galime skaityti, ne tik nuotraukos, kuriuos mes matome, bet štai mes galime ir liesti, fiziškai liesti daiktus, kuriuos lietė ir partizanio karo dalyviai. Tai trumpai apie kiekvieną šių grupių norėsiu ir na, užsiminti. Iš tikrųjų, nenorėdama blaškyti jūsų dėmesio, nuorodas palieku čia ir trumpai tiesiog apžvelgsiu na, nuorodas ir kelis informacijos šaltinius, kuriuos tikrai, na, skaidrėmis, kuriamis bus dalinamasi, galėsit savo išsiimti ir jas naudoti. Tai pirmiausia, aišku, archyviniai dokumentai ir istoriografija kaip pamatas bet kokio domėjimosi partizaniniu karu ar na, bet kokio prieimo prie tos pačios temos, kad ir apie kokį lygmenį mes kalbėtume, ar apie mokslinius tyrimus, ar apie mokslo populiarinimą, ar tiesiog apie įvairias edukacijas. Tai aišku, pirmiausia, reikia pasakyti, kad tiek istoriografija yra pasiekiama įvairiais kanalais. Mes galime matyti, kad ir bibliotekos yra pilnos įvairiausių istorinių knygų, tiek ir grožinės kūrybos, lygiai taip pat ir archyviniai dokumentai, na, yra pasiblaškę tarsi. Tiek rastume ir Vilniuje, bet ir vietos muziejuose rastume tikrai naudingos informacijos. Ir keletą tokių pavyzdžių tiesiog norėjusi pateikti. Tai pirmiausiai turbūt daugeliui žinoma svetainė yra partizanai.org, kaip viena pamatinių tokių svetainių, turbūt labai gausiai lankoma ir vis dar atnaujinama karts nuo karto. Bet ten man norisi pabrėžti ne tik, sakykime, gausią istoriografinę medžiagą, knygos, kurios buvo suskaitmenintos ir šiandien turbūt galbūt ir neturinčios alternatyvių savo skaitmeninių formatų patalpinimo šaltinių, bet labai svarbus šaltinis, mano galva, vėlgi siekiantis atgimimo laikus, yra Laisvės kovų archyvas. Nežinau, kiek mūsų auditorijai tai yra žinoma, bet nuo 1991 metų buvo pradėtas leisti leidinys, kaip tarsi spaudos leidinys, Laisvės kovų archyvas, kuriame buvo pradėta dalintis tiek pirmaisiais atrastais partizaninio karo dokumentais, prisiminimais. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad šitam leidiny netgi vyko ir tarpusavio komunikacija tarp buvusio partizaninio karo dalyvių, kurie per sovietinės okupacijos metus tarpusavio ryšius buvo praradę arba na, kūrė juos naujus, pažindami tuos žmonės, kurių galbūt nepažinojo partizaninio karo metais, bet štai buvo galimybė tuos ryšius užmėgsti na, su žmonėmis, kurie iš esmės na, pagal savo vertybės ir pagal savo patirtį buvo jiems artimi. Taip pat Laisvės kovų archyvas buvo leidžiamas beveik na, 20 metų iš esmės, kas rodo šio leidinio tokį irgi išskirtinumą ir aktualumą, ir buvo 44 tomai išleisti. Ir va, būtent partizanai.org svetainėje ta medžiaga yra. Ir iš tikrųjų galim pasakyti, kad šitą leidinį rengė gausi komanda. Tai buvo ir kraštotyrininkai, ir istorikai, ir patys partizanai, ir jų artimieji, tik vėlgi įnešant tarsi po šapelį į tą bendrą partizaninio karo istoriją, kurios, na, nepriklausomybės pradžioj tikrai buvo labai mažai. Ir tai, kad jos buvo mažai, bet ji buvo reikalinga, rodo, aišku, ir dideli tiražai, nes štai, pavyzdžiui, pirmi 4 numeriai buvo išleisti net 10 000 tiražų. Tai įsivaizduojam, kad, na, tas poreikis buvo. Ir šiandien ši tema tikrai gali būti atskleidžiama vėlgi per vieną iš tokių leidinių. Kaip kita, be abejo, tokia labai paranki priemonė ir labai be abejo atliepianti tokius šiuolaikinio žmogaus poreikius, tai yra skaitmeninis archyvas, vadinamas Lietuvos partizanų dokumentų elektroninių archyvų, kuriam galim rasti
įvairią gausybę partizanų dokumentų, nuotraukų, laiškų, įvairiausių atsišaukimų, įsakymų, vėlgi ieškodami pagal įvairius raktažodžius, na, galim rasti mums rūpimų klausimų atsakymus. Tai vėlgi kaip na, reikšmingas šaltinis ir šiuo metu tikrai labai lengvai pasiekiamas. Taip pat norėjusi man šiek tiek na, dar sugrįžti ir prie partizanų Lietuvos, tai mūsų komandos renktą turinį. Čia vėlgi tik tai norisi pridurti, kadangi jau kolegės minėjo mūsų įgyvendintą projektą, kad tai, ką mes pateikėm šitoj svetainiai, konkrečiai apie šitos 8 laisvės kovotojus karžygius, na, mūsų atsakomybė ir pagrindinis tikslas buvo remtis pirminiais istoriniais šaltiniais ir kiek įmanoma detaliau ir tiksliau atkurti tą istoriją. Nes vėlgi čia turim pripažinti, kad įvairiausių tekstų, tiek populiarinimo, tiek ir mokslinių, ypatingai iš ankstesnių nepriklausomybės dešimtmečių randame, bet yra didžiulis poreikis nuolat sugrįžti prie tų pačių, kad ir temų, prie tų pačių asmenybių, prie tų pačių biografijų, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, šaltinių sąrašas pildosi, vis kažkas atsiranda naujo, keičiasi ir mūsų turbūt santykis ir supratimas, vis daugiau pažindami ir ištirdami partizanio karo istorijos, galim kalbėti ir apie konkrečius asmenys ten veikusius. Tai be abejo, kad norisi prie to sugrįžti ir tikslinti tiek datas, tiek įvykius, vietovės, vien tam, kad mes, na, šiai dienai turėtume labiausiai atnaujintą informaciją ir tokią aktualią, kuri iš tikrųjų, na, mūsų ir neklaidintų ir leistų, na, patikimai naudoti tuos šaltinius, kuriuos mes iš tikrųjų pasiekėme. Tai be abejo, kaip ir dainos minėtos, kaip toks papildomas informacijos šaltinis. Kartais iš tikrųjų norisi sakyti, kad daina gali būti vienintelis šaltinis apie kažkokį įvykį, ypatingai kai mes kalbėtume apie tokius rimtus partizanų susidūrimus su priešais. Kartais nerasime aprašytų kautynių partizanų dokumentuose arba ataskaitose, bet išgirdę dainą mes galėsim sužinoti, kas iš tikrųjų nutiko, kiekgi tų kovotojų dalyvavo kautynėse, kaip jos baigėsi ir, na, tuo pačiu galėsim suvokti, kad to krašto istorijai tai buvo reikšmingas įvykis, nes daina, na, pati savaime nėra vieno žmogaus kūrinys ir ne vieno žmogaus, sakykime, disponuojamas toks šaltinis, kad jos tikslas ir yra plisti ir skambėti. Bene didžiausia turbūt dainų archyvo šiuo metu turi Lietuvių tautosakos archyvas ir čia yra žinoma, kad yra daugiau negu 8500 valandų garso įrašų, kurie buvo surinkti, sukaupti ir būtent su tikslu ir fiksuoti pokario partizanų dainas ir kūrybą. Įdomu iš tikrųjų, kad na, tautosakininkai rinkdami medžiagą ir sovietinės okupacijos metais be abejo, kad fiksuodavo tam tikrus ir atsiminimus, ir įvairią žodinę kitą kūrybą, kalbant apie partizaninį karą, bet be abejo, sovietinės okupacijos metais apie tai nebuvo galima šnekėti ir tuo labiau, na, talpinti į archyvą kaip tokį pasiekiamą šaltinį. Bet žinom, kad iš tikrųjų 80-metį pavyko pirmuosius įrašus, na, patalpinti į archyvą, tarsi radus tokių spragų. Ir lygiai taip pat šiandien, na, archyvas yra lengvai pasiekiamas ir internetu. Skaitmeninamas yra turinys ir galima išgirsti įvairias dainas ir pasižiūrėti galbūt ir jų skirtingas variacijas, galbūt netgi ir, na, žinant kažkokias dainas, kurios yra būdingos jūsų kraštui arba minimos, na, nežinau, jūsų aplinkoj, tiesiog pasižiūrėti, kur jos yra dar fiksuotos, kas mums leidžia iš tikrųjų įsivaizduoti, na, partizanų veikimo mastą ir veikimo principus, įsivaizduoti, na, kiek tie partizanų tarpusavio ryšiai buvo viena vertus ir tamprus, bet ir kiek plačiai iš tikrųjų galėjo pasklisti ir, na, daina kaip tarsi dalinai ir tokia nekalta tarsi priemonė, kūryba galėjo irgi turėti tam didelės įtakos. Vėlgi, kitas dalykas yra prisiminimai. Turbūt jeigu vėlgi norėtume paveikti
auditorijas, norėtume pateikti tą partizaninio karo paveikslą tokį artimesnį ir žmogiškesnį, galėtume atsiremti į partizanų prisiminimus, kurių didelė dalis be abejo yra fiksuota nepriklausomybės pradžioje arba atgimimo metais. Na, bet iš tikrųjų ir šiandien dar ir pati atlikdama tyrimus nekartą esu įsitikinusi, kad dar tikrai ne visos istorijos yra užrašytos, tikrai ne visos istorijos yra iškomunikuotos ir šeimose, bet jos tikrai turi emocinį krūvį ir jos mums leidžia kalbėti apie tokį labai žmogišką partizanų paveikslą. Kad ten buvo iš tikrųjų tikri žmonės, kurie turėjo savitas motivacijas, turėjo savitą įsivaizdavimą ir kuri šiandien tikrai galėtų mums partizaninį karą atverti iš skirtingų perspektyvų. Ir tikrai nebejoju, ir daugeliu teko ir bendrauti, ir girdėti bent jau partizanų prisiminimus, jų artimųjų pasakojimus. Iš tikrųjų ir viešoje erdvėje nemažai apie tai yra kalbama. Ir tų prisiminimų yra įvairiausių, įvairiom formom skelbtų, tiek ir spaudoje, tiek ir atskirais leidimais. Bet čia man norisi irgi pasidžiaugti, kad per pastaruosius kelis metus mūsų grupiai kilo mintis padaryti taip viešai prieinamas Romo Kauniečio partizanų metraštininko knygas, kuriuose jis yra surinkęs daugybę partizaninio karo dalyvių prisiminimų, kruopščiai tikrinęs tuos pasakojimus, ieškojęs atitikimų su archyviniais dokumentais, vien tam, kad tie pasakojimai būtų be abejo tiek ir tikslus. Ir kaip pats Romas Kaunietis yra sakęs, vienas iš jo pamatinių tikslų buvo būtent atskleisti sovietų nusikaltimus lietuvių tautai. Ir kaip vienas be abejo iš tokių iškiausių pavyzdžių yra būtent partizanų karo slopinimas, tiek represuojant tiesioginius dalyvius, tiek jų artimuosius, tiek ir be abejo baudęs asmenis, kurie galbūt kartais ir buvo visiškai nieko dėti, bet vėlgi kaltinant juos ryšiai su partizanais. Tai vėlgi mūsų svetainėje yra patalpinta 10 tomų suskaitmenintų šitų knygų, turinčių ir veikiančią paiešką, bet lygiai taip pat turinčių ir rodyklės, kai iš tikrųjų esame įgalinti patogiai pradėti tą savo tyrimą. Kartais iš tikrųjų girdime klausimus, tokius užklausimus iš žmonių. Aš kažką žinau apie savo artimui, sakykime, ten seneliai, dėdės, galbūt dalyvavo partizaninėme kare, bet aš net nežinau, nuo ko pradėti, nes šeimoje tas pasakojimas yra visiškai prapuolęs. Mes apie tai nekalbam, tarsi nėra už kur čiupti ir nuo ko pradėti. Tai mano toks visą laiką būtų svarstymas, kad galbūt reikia pradėti nuo surinktų prisiminimų, nuo surinkto partizanų vardyno, kurį ir pats Romas Kaunietis su dideliam pastangom sudarinėjo, ir bandyti ten rasti tų žmonės ir nuo to tarsi pradėti ir ieškoti daugiau pasakojimų su tuo susijusių. Ir ką visa šita šaltinių įvairovė mums sako? Tai be abejo, vienas iš tokių paprasčiausių atsakymų yra tai, kad apie partizaninį karą mes galim kalbėti įvairiai. Čia ir šito seminaro metu mes bandėm ir dar bandom pabrėžti, kad yra daugybė variantų, kaip kalbėti apie partizaninį karą. Ir tie šaltiniai tikrai mus įgalina iš įvairių perspektyvų apie tai kalbėti ir teikti tą pasakojimą, tokį, kuris atlieptų ir tos klausytojų grupės poreikius ir lūkesčius, kad galėtum iš tikrųjų nevengiant jokių temų apie tai kalbėti, nes šaltiniai yra ir labai dažnai jie tiesiog laukia savo skaitytojų. Ir tai, kas galbūt anksčiau keldavo tokių didelių nepatogumų, kad štai yra kažkokie tik tai archyvai arba labai konkrečios duomenų bazės, kurias ir fiziškai reikia pasiekti tam, kad galėtum jomis disponuoti, kad galėtum jas skaityti, tas egzistuojančias bylas ir panašiai, tai šiandien iš tikrųjų turim to patogumo gerokai laisviau jaustis. Lygiai taip pat mano vienas iš tokių pagrindinių galbūt palinkėjimų, bendrai kalbant apie šaltinius, tai būtų siūlymas atsigręžti į savo lokalias istorijas.
Be abejo, tai, ką dabar kalbėjau, didelė dalim yra šaltiniai, kurie atspindi didelės Lietuvos dalies istorijas. Ir lygiai taip pat turbūt, kai mes kalbam apie partizaninį karą, mes žinom jau tuos didžiuosius veikėjus, ar tai būtų Vanagas, ar Daumantas, ar Vytautas. Lygiai taip pat žinom tuos labai nugarsėjusius išdavikus arba kolaborantus, kaip Kubilinskas arba Markulis. Bet lygiai taip pat tokių pat žmonių mes galėtume rasti ir savo vietos istorijose, kurios būtų žymiai paveikesnės, tiek atrandant tuos savo herojus, tiek atsakant į tas vietos bendruomenėse kylančias abejonės ar pasvarstymus. Tai ir visiškai tiesiog apibendrinant, norisi dar kartą akcentuoti, kad šaltiniai yra pasiekiami ir vertingi ir dažnai tarsi turbūt yra kažkokia abejonė ar dvejonė, kaip prie jų prieiti, kaip juos skaityti, ko juose ieškoti. Matyt, šaltinių kritikos standartai mums visiems suprantami, kad turėtume atsargiai vertinti kiekvieną šaltinių grupę ir be abejo ta specifika kiekvieno dokumento tipo yra savita. Bet vėlgi, ten ieškodami ir derindami skirtingus šaltinius mes galėtume atrasti, nesakysiu istorinį tiesą, kuri turbūt yra savaime tam tikras neatsakytas dalykas, bet tiesiog bandyti pažinti tą partizaninį karą ir apie jį kalbėti, vėlgi ir šiuolaikiškai, bet lygiai taip pat ir naudingai ir remiantis pirmiausiai šaltiniais, derinant skirtingus jų turinius, ieškant, kaip vieni šaltiniai gali papildyti kitus ir panašiai, o neremtis tik tai nuogirdomis arba tuo, ką mes galbūt savo kasdieniam gyvenime tiesiog turim vieną ar kitą šaltinį. Taip, tai tiek būtų iš manęs. Taip, tai tada norėsiu pakviesti kolegą Gediminą Petrauską, kuris irgi papasakos, kaip dar kitaip galim tą partizaninį karą pažinti. Taip, tai sveiki, tikiuosi mane girdite. Bandysiu pasidalinti skaidrėmis. Dabar Greta dar tik tai patvirtink, prašau, ar matote mano skaidrės pilnai? Taip, jo. Taip, viskas gerai veikia. Taip? Puiku. Tai malonu su visais sveikintis, nors jūsų veidų beveik nei vieno nematau, tik tai kelis vat šone. Tai malonu, kas prisijungėte, kas bandote pažinti partizaninį karą plačiau ir jį paskui perteikti kitiems žmonėms. Aš pats esu archeologas, tyrinėjantis jau daugiau nei 10 metų Lietuvos partizaninį karą, tai mano viena svarbiausių tokių mokslinių tyrimų krypčių. Na ir aš partizaninį karą žvelgiu kiek kitaip nei istorikas, aš labai daug dėmesio kreipiu pačioms vietoms, ką jos gali atskleisti. Tai šiandien mano toks trumpas pusvalandžio pasakojimas yra apie partizaninio karo kraštovaizdį, kas jį sudaro, kaip mes jį įsivaizduojame, ką mes galime pažinti, bandydami jį, toks vaidas, ką mes galime sužinoti ir perteikti. Tai kas tai iš vis yra tas kraštovaizdis? Tai kraštovaizdis, remiantis lietuvių kalbos žodynu, tai yra ir gamtos vaizdas, reginys, peizažas, tai yra tai, ką mes matome. Senasis žodis, kurį dažnai buvo naudojamas, ir privačios įmonės net ne kartą teko matyti naudoti kaip žodį landšaftas. Tai landšaftas yra tas pats, kas kraštovaizdis, tik tai tiek, kad jis yra toks nelietuviškos kilmės. Kraštovaizdis toks jau yra įsigalėjęs terminas, lietuviškas jo atitikmuo. Netgi Klaipėdos universitete netgi prieš keletą metų dar buvo ir kraštovaizdžio archeologijos atskira programa. Tai rodo, kad archeologai, istorikai žvelgia tą kraštovaizdį kiek plačiai ir bando jį tyrinėti ir bandyti suprasti tą praeities reikšmę per kraštovaizdį, per žmonių santykį su kraštovaizdžiu. 2000 metais Florencijoje buvo priimta Europos kraštovaizdžio konvencija, kuri apibrėžė, Lietuvos buvo
ratifikuota ir jau įsigaliojo jinai Lietuvoje 2004 metais, tai tais metais, kai įstojome į Europos Sąjungą. Tai kraštovaizdis pagal lietuvišką apibrėžimą, gal vertinį, tai yra žmonių suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir arba žmonijos faktorių veikimas ir sąveika. Tai čia, kaip ir nuotrauka, matote, kraštovaizdis yra visa tai, kas supa mus, tai yra pačią vietą. Ir čia turbūt pats svarbiausias dėmuo yra sąveika tarp žmogaus ir tarp gamtos. Čia, kaip matome, ta pati sąvoka, jinai skleidžia didelę, to pačios gamtos reikšmę. Taip, čia ir pasislinksiu. Tačiau kraštovaizdis yra ne tik tai gamtinis, jis yra ir kultūrinis. Tai ką tyrinėjame mes, žvelgdami ir bandydami pasakyti, kas buvo praeitie. Tai kraštovaizdis, kultūrinis kraštovaizdis yra žmogaus sukurtos ir jo sambūvis su aplinka atspindintis kraštovaizdis. Tai vėl svarbus dėmuo yra žmogus. Tačiau ta pati gamtinė aplinka, jinai suvokiama per kultūrą. Kultūra yra tai, ką žmogus sukuria, ką palieka po savęs, ką mes regime aplinkui. Tos kultūros, kaip išgirsite per šią paskaitėlę, ir ties yra be galo daug ir be galo apstu. Čia pabėgo taip. Tai kraštovaizdis, kairėje pusėje yra, specialiai dėjau nuotrauką iš archeologijos paminklo, tai yra tolumoje matyti gražus Palemono kalnas, tai yra vadinamasis Traseredžiaus piliakalnis, ir priekyje priešais jį tai yra kapinynas, tai yra tą piliakalnį naudojusių gyventojų laidojimo vieta. Ir čia reikia suvokti, kad ta aplinka labai svarbi, bandant suvokti, kodėl žmogus rinkosi tas vietas. Nes gamtinė aplinka ir buvo tas akstinas, tas konkrečias vietas rinktis, ten kurtis, laidoti, gyventi. Ir dešinė pusė yra vieta jau ir Dulgininkų miško, tai yra partizaninio karo vieta, apie tai, ką mes šiandien ir kalbėsime. Tai yra Dulgininkų miške, ta vieta stovyklavietė, viena pirmųjų Lietuvos partizaninio kare 45 metų pradžios, kiek vėliau ir vėlesniais metais naudota, tai tarp Lazdijų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės teritorijos. Ir čia, nagrinėjant tą žmogaus santykį, šiuo atveju partizanų santykį su praeitimi, tai gamtinė aplinka ir buvo svarbiausia, kodėl žmogus pasirinko tą vietą. Tai yra vanduo, tai yra aukštos vietos, platus slėnis, ten, kur galima įsirengti palapines, kurti laužavietės. Vanduo čia irgi buvo be galo svarbus. Tai tas per gamtą atsisklendžiantis kraštovaizdis jis ir kūrė tą kultūrinį kraštovaizdį, tai ką jau žmogus ir šiuo atveju partizanai palieka po savęs. Kraštovaizdis, taip žvelgiant plačiau, tai jis yra karinis, jis gali būti konfliktų, tai karinis kraštovaizdis yra visa tai, kad, pavyzdžiui, kas dabar vyksta Ukrainoje. Apkasai, sprogstančių artilerijos sviedinių duobės, karo lauko ligoninės, ir visa tai, ką palieka karas, tai yra tas toks karinis kraštovaizdis. Taip pat ir gali būti ir pastatai, įvairūs pritaikyti karo reikmėms. Konfliktų kraštovaizdis, jis gali būti okupacinis, gali būti laisvės kovų, ką mes kalbėsime šiandien apie partizaninį karą, gali būti įvairiausių skirtingų krypčių. Ir čia konfliktai, suvokime, tai gali būti ginkluoti, gali būti neginkluoti, tai gali būti, konfliktų kraštovaizdis tas pats yra ir sovietmečių, naudoti kariniams reikmėms, kariniai komisariatai, taip pat ir konfliktų kraštovaizdžio dalis, taip ir toliau, taip ir panašiai. Taigi, kas nutinka kraštovaizdžio okupacijai pasibaigus, čia kalbant apie Lietuvos partizaninį karą ir ankstesnius karus, tai arba nukentėjusi pusė pildo kraštovaizdį atminties simboliais, tai čia yra labai įspūdingas paminklas, atkartojantis 1944 metų birželio 6-osios sąjungininkų išsilaipinimą Normandijoje, viename iš 5 paplūdimių, kuomet jis buvo atvertas ir vakarų frontas, prasidėjęs po truputėlį karas pakrypo kitą linkme. Tai matote atkurta tikra scena, tai yra kraštovaizdis simbolis, paminklas, įvairios scenos atkūrimas. Ir kraštovaizdis lieka toks, kokį jį sukūrė okupacinė valdžia. Tai yra tai, kas partizaninio karo metais sovietų buvo sukurta, kas pačių partizanų. Tai mes turime ženklus, kuriuos matome kraštovaizdį. Apie tai mes šiandien toliau ir pakalbėsime. Kalbant apie kraštovaizdį, labai svarbi yra erdvės dalyba. Reikia suprasti, kad tų ženklų yra visur daug.
Mes galbūt apie tai net nesusimastome, kalbėdami partizaną, apsibrėždami, kas tai yra kraštovaizdis, bunkeris, galbūt kokia kapelis, ir viskas. Bet aš bandysiu parodyti to kraštovaizdžio visą tą platumą. Tai erdvės dalyba gali būti horizontali, tai yra okupantai mieste, miestelėje, partizanai miške. Tai galime taip dalinti tą erdvę. Okupantai gali būti virš žemės, partizanai po žeme, kuomet jau partizanai slapstosi, tai irgi ta pati erdvė, bet jau visai kitaip, jau vertikaliai dalinama. Ir partizanai naktį, okupantai dieną veikia. Kaip ne vienas jau toks ir stereotipinis jau senolių pasakymas, vieną dieną ateidavo vieni, naktį ateidavo kiti, tai yra atskleidžia per tą erdvės darybą, kuri ir atsispindi paskui kraštovaizdyje. Čia aš pacituosiu Liongino Baliukevičiaus Dzūko 500 metais užrašytus žodžius, tai va čia ką ir tą atskleidžia apie tą erdvės dalybą. Tai cituoju. Kai miestas po 6 bolševikinės vergijos metų pateko beveik visiškon priešų įtakon, tai kaimas tiesiogiai sąjūdžio veikiamas ir toliau teberodo didžiausią atsparumą. Tai čia vat iš Liongino Baliukevičiaus, vieno žymaus partizano, Dzūkijos partizanų vado žodžiais tariant, tai yra ta pati erdvės dalyba. Miestas yra okupantų valdžia, o kraštovaizdis tas pats ir miškas, taip ir netgi po 6 metų, tai net 50 metais, net vėlesniais metais, jis buvo visiškai partizanų valdžia ir ten tikrai savo norų, ir stribai, ir kareiviai tikrai neįdavo. Kalbant apie tas skirtingas partizaninio karo vietas, aš per jas bandysiu ir apžvelgti, kas yra tas kraštovaizdis. Tai, viena iš vietų, tokių galbūt sunkiai atskleidžiam kraštovaizdį, bet aš bandysiu visas aptarti, tai yra priesaikų vieta. Tai, partizanai, ryšininkai, kaip ir šiais laikais kareiviai, taip ir tais laikais, ir mūsų laisvės kovotojai, jie prisiekdavo ištardami sutartus žodžius, prisiekdami nepažeisti priesaikos, kovoti toliau. Tai tos vietos, žinoma, yra sunkiai pastebimas kraštovaizdyje, čia reikia ir platesnių tyrimų, reikia ir atminties, užrašytų vietų iš liudininkų, bet čia yra kelios labai žymios vietos, pavyzdžiui, Kražių apylinkių partizanai prisiekdavo Daukintiškės kaimo kapinėse, čia irgi iš ryšininkų pasakojimų. Tai buvo pasirinktas metalinis kryžius, kuris, atrodo kapinaitės, bet jos mena kur kas platesnė ir kur kas svarbesnė istorija. Tai irgi yra Lietuvos partizaninio karo vieta, atsiskleidžianti kraštovaizdyje. Turbūt žymiausia tokia vieta Adolfo Ramanausko Vanago kuopos, Voverio žaibo, Brausko vėžio ir kitų partizanų priesaikos vieta. Tai yra Nemunaičio kaime, šalia Nemuno, visai netoli Alytaus rajone. Labai gražioje vietoje ir nors ta vieta yra saugoma kaip Pranciškonų vasarnamis, bet jinai 45 metais, partizanų karo metais atliko labai svarbų vaidmenį, nes čia buvo kaip tapusi priesaikos vieta. Ši vieta yra kultūros vertybių registre ir tas faktas, istorinis faktas apie priesaiką Adolfo Ramanausko Vanago bent jau toje vietoje užsiminta ir įrašyta prie vertingųjų faktų apie šią kultūros vertybę. Kita vietų grupė yra slėptuvės, tai slėptuvių buvo be galo daug, jos tikrai mažai pažįstamos, čia yra nuotrauka tiesiog mūsų užfiksuota lankantis pas žmonės, klausinėjant apie partizaninį karą, tai yra Janinos Burdienės sodyba Geručių kaime, tai čia kelios gretimos sodybos turėjo kelias slėptuvės, slėptuvės apskritai jos buvo labai paplitusios karo pradžioje, partizaninio karo pradžioje, kuomet sovietai gaudė jaunuolius, bandė mobilizuoti. Vėlesniais metais, jau pasibaigus partizaniniam karui, tokia pati, panaši galbūt slėptuvė naudota ir vieno paskutiniųjų partizanų Utenos krašte, tai Siaubūno. Pritaikyta, sakykime, dabar gegužinės viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia Kaišiadorių rajone. Tai yra antro aukšto palėpėje, šalia dešinio altoriaus, irgi sutvarkyta, štai šioje vietoje, gegužinės kunigas Steponas Rudžionis buvo įrengęs tokią slėptuvę, kurioje lankėsi ir žymus to krašto Didžiosios kovos apygardos partizanas Jonas Misiūnas Žalias Velnias, lankėsi ir kiti Didžiosios kovos rinktinės
štabo nariai. Na, tai tos slėptuvės gali būti visiškai, dažniausiai yra visiškai nepritaikytos gynybai, jos yra ankštos, nepatogios, na, tiesiog skirtos tam tikrą laiką praleisti ir slėptis. Tačiau jos tikrai yra partizaninio karo mūsų kraštovaizdžio ir mūsų istorijos dalis. E, Plačiausiai, kalbama, žinoma, apie bunkerių žemines, tai čia reikia pasakyti, kad, daugeliu žmonių, neskiria tų terminų, tai žeminės tai yra pusiau gilintos arba, kaip nameliai, turbikės, jau ryšininkų žodžiais tariant, tai yra tokie pastatėliai pusiau gilinti į žemę, bunkeriai yra visiškai pritaikyti, nepritaikyti gynybai, yra po žemę. Tai čia nuotrauka kairėje yra istorinė nuotrauka iš partizaninio karo metų, dešinėje tai yra statyta žeminė Šventų miške Rietavo savivaldybė, tai tokie kaip nameliai, jos turėdavo, jis buvo pritaikytos, turėdavo šaudimo angas, pritaikytos gynybai, ir čia su jos susijusios dažnai labai su platesnėmis stovyklavietėmis, apie kuriamis netrukus irgi pakalbėsiu. Bunkeriai, skirtingai nei žeminės, jos buvo slaptos, nemažai partizanų jų vengdavo, bunkeriai išplito 45-46 galbūt sandūro ir vėlesniais metais, vien dėl to, kad pasikeitus partizaninio karo taktikai, žeminės, nesuprantama, ten būdavo naudodamas didesnių būrių, bunkeriuose jau arba vadavietės, arba irgi įvairios tas paskirties, reikšmės jų buvo, tų bunkerių, tyrėjai kalba apie 10 000, bet gali būti jų buvo ir šitiek ir kur kas daugiau, kad kiekvienas partizanas turėjo po vieną ar po kelias, jos, ir žalias velnės keisdavo bunkerius, naudodavosi, vadinamoju savo bunkerių žiedu, keisdavo dėl konspiracijos nuolatos vietą. Tai čia yra kelios istorinės nuotraukos iš Tauro apygardos bunkerio įrengimo, viršuje dešinėje tai yra bunkerio užslapstyta vieta dirbamame lauke, apačioje yra statyti bunkeriai, jau Jono Kadžionio apačioje kairėje, tai toje vietoje, kur jisai buvo, kur jisai laikėsi, kur slapstėsi gyveno, ir dešinėje pusėje irgi kryžiuku pažymėta atstatyto bunkerio Latėžerio miške vieta. Tai ta įvairovė yra didžiulė ir bunkeriai pamažu tampa tikromis archeologinėmis vietomis, mes nuolatos randame bunkerių arba duobių, panašių bunkerius turinčių jų požymių, tačiau visiškai mes net nežinome, kas jos naudoja, kam jos priklausė. Tai, kaip ir sakau, tos vietos pamažu partizaninio karo tolstant istoriniams įvykiams archeologizuojasi, tampa tokiamis tikromis archeologinėmis vietomis. Tai va čia ta kraštovaizdžio irgi labai labai svarbi detalė ir viena žymiausių partizaninio karo. Kaip atrodo tie bunkeriai, tai gali būti išlikusios duobės, gali būti nagriuvusios pertvaros, gali būti išėjimų žymės, greveliai, jeigu įėjimas į bunkerį buvo pro viršų, tai žinoma grevelio jokių nebus, tačiau viršuje kairėje vienas iš pavyzdžių, kaip atrodo partizaninio karo vieta, bunkerio vieta. Čia likusios nuotraukos yra iš archeologinių tyrimų, tai iš Lyvijos Simanovaitės, Gintauto Vėliaus ir mano tyrimo. Tai matote, kai kada tie bunkeriai mena ir netgi išlikusias konstrukcijas, vienur geriau, kitur prasčiau, irgi atskleidžia tą mūsų partizaninį karą labai labai išsamei ir visiškai kitaip nei iki šiol. Ne visiškai kitaip, bet tiesiog papildo tuos istorinius duomenis, prisiminimus, bet kartu ir atneša nemažai naujų tokių įžvalgų ir nematytų rakursų iki šiol. Stovyklavietės, jos gali būti įtvirtintos, jos gali būti neįtvirtintos, tai tvirtintos stovyklavietės, tai jos būdingos partizaninio karo pradžiai, pavyzdžiui, Pašilių miško stovyklavietė, viršuje kairėje nuotrauka, tai yra irgi atstatyta viena iš žeminių, tai šią stovyklavietę tvirtintą sudarė 5 žeminės, likusios 4 yra nestatytos, jas jungia apkasų žiedas, tokiose stovyklavietėse paprastai būna ir išlikusios ir duobės, šulinėlių duobės, atsargų laikymo, ginklų galbūt slaptavietės. Neįtvirtintos stovyklavietės, tai jos žinoma labai sunkiai yra atsekamos, nes, partizanai pabuvo, išėjo, galbūt iš karto dar buvo matomos žymės laužavietės ar kažkokių tokių pėdsakų, tačiau jos, matai, gali būti ir palapinės naudotas, ir brezentinės, ar tiesiog iš šakelių susikurta. Tačiau archeologinių tyrimų metu yra pavykę aptikti bent jau vieną stovyklavietę Užpelkių miške, ir tai irgi labai svarbios ir, turbūt mažai atkreipiama dėmesį šias vietas kraštovaizdyje.
Stovyklavietės jos dažnai turėdavo ir na, kitokio pobūdžio, tokių kaip ir priklausinių. Na, čia Plokšnės miške 2020 metais tyrinėta iš ties labai įdomi stovyklavietės dalis. Tai yra, čia buvo susirinkę vanagai, viena didžiausių vanagų, tai yra pirmųjų partizanų, jaunuolių, kurie ruošėsi partizaniam karui vietų, kurie treniravosi 10 dienų, buvo apmokami ruoštis partizaniam karui. Ir tie partizanai už maždaug 850 metų, būsimi partizanai, jie turėjo šaudyklą, na čia pavyko aptikti šaudyklą, tai va šioje nuotraukoje viršuje pušis yra dešinė matoma, tai yra buvęs taikinys ir štai šiuo slėniu apačia partizanai šaudė į taikinį, mokėsi šaudyti, kovoti. Na, pavyzdžiui, Justinas Stonys iš Platelius prisimena, kad jisai, užraštyje prisiminimai yra, kad iš viso per 2 kartus 10 šūvių iš čekoslovakiško karabino Mauser yra iššovęs. Tai čia irgi tas kraštovaizdis, na, ne šiaip savo, tai nėra atsitiktinė vieta. Partizanai labai gerai apgalvojo, tam kraštovaizdį pritaikė, tai yra tam, kad nereikėtų apsauginių pylimų, na, kaip šaudyklos ir apsauginiai, sakykim, kažkokios pylimai, kad tos kulkos nerikošetuotų, kad nepatektų, nešautų ten, kur nereikia. Tai čia buvo labai išsamei panaudota aukšti iki 5-8 metrų aukščio kalvų šlaitai. Na ir tas šūvis tiesiog ėjo greita tą slėnio apačią. Apačioje nuotrauka matyta ir iš Dulkininkų miško, tai irgi partizanai čia turėjo atviro tipo stovyklavietė, čia nebuvo kažkokių, nors tiesą sakant, šalia viena žeminė ir buvo įrengta, jos paskirtis nėra žinoma. Ir čia nuotraukoje pačioje dešinėje su liniuote yra pamatuotas maždaug pusmetrį virš vandens išlindęs kelmas, tai yra partizanų hidroelektrinės žymės. Tai irgi labai labai unikalus dalykas, užfiksuotas ir prisiminimuose, na, ir paskui jau archeologinių tyrimų metu. Na, čia ir Viršilai Ernestui Kuckoliui kartu dalyvaujant buvo surastas ir identifikuotas. Partizanų susitikimai, jie buvo, na, kaip ir neatskiriama partizanų veiklos, organizacijos dalis. Žinoma, tai sunku tokias vietas surasti, jas užfiksuoti, tačiau, na, čia, žinoma, iš gyvosios istorijos daugiausiai užfiksuota ar iš ryšininkų, ar iš pačių partizanų, kurių, žinoma, dabar jau, na, lieka ant rankos pirštų labai labai nedaug. Na, čia kelios vietos yra miške, na ir čia pietų Lietuvos partizanų susitikimo vieta pačioje nuotraukoje Palmajas kaime, ten, kur buvo susitikę partizanai, anksti dar 45 metų vasarą. Na, čia įvairūs organizaciniai klausimai ir tokie buvo sprendžiami. Kartu partizanų susitikimas pažymiausias, tai yra, na ir ta vieta yra ir pritaikyta lankymui ir žinoma, tai yra ten, kur buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracija 49 metų vasario 16 dieną, ten, kur susirinkę 8 partizanai, na, stovavę beveik visą Lietuvą, na, tokie kaip įgaliotiniai, tapo signatarais. Na, čia buvo pasirašyta deklaracija, pats svarbiausias Lietuvos partizanų karo dokumentas, na, ir išskiriantis, na, suteikiantis partizaniam karui dar daugiau reikšmės. Tai, na, šitą vietą yra pritaikyta, atstatytas bunkeris ir remiantis archeologinių tyrimų duomenimis, na, ir tą vietą tikrai galima aplankyti. Atskira vieta tokia irgi, na, atskleidžianti, na, kad partizaninis karas tai nėra vien tik tai šaudimai, gaudimai, na, ir slapsimasis, tai yra partizanai daugiausia buvo jauni žmonės, na, apie keli šimtai, gal 400 moterų dalyvavo partizaniniam kare ir, na, partizaniniam kare, žinoma, buvo meilės, buvo išdavysčių, buvo santakų miške. Na, čia nuotrauka, istorinė nuotrauka Vlado Mišeikio ir Aldonos Gedutytės iš Patiniškės miško Tauragės rajone. Dešinė yra Jonas Kadžionis, irgi rodo, na, rodžiams tą nuotrauką kiek anksčiau statyto bunkerio. Na, jis irgi miške su Malvina, savo žmona, na, turėjo vestuves, jiems bunkeryje gimė vaikas, na, tai irgi, na, atskleidžiantis tos vietos, kur, žinoma, yra sunkiai užfiksuojamos, bet, na, tos vietos praturtina tą kraštovaizdį ir, na, parodo, koks jis yra pilnas, kiek mūsų dar nepažintas ir kiek galima plačiai čia žvelgti ir tyrinėti. Archyvų slaptavietės be galo masina tyrinėtojus, daugiausiai randama yra pavienių žmonių, rečiau atsitiktinai, dažniau galbūt, na, su partizaninio karo istorija, tomis vietomis susipažinusių. Na, iki šiol dar randama maždaug po vieną partizanų archyvą
miškuose ar arčiau miško. Patys partizanai, žinoma, na, ir vadovybės buvo nurodoma, kad nelaikyti ilgai archyvų pačiuose bunkeriuose, juos reikia slėpti, na, 50-150 metrų atstumu. Na, čia kelios vietos, na, kelios nuotraukos yra sovietų, e, iš sovietų išaiškinto archyvo vietos. Čia pavyzdys yra 2018 metais surastas archyvas Žiemkelio miške dešinėje, kairėje nuotraukoje surastas antrasis archyvas Daugeliškių miške 2014 metais. Tai va čia maždaug už 56 metrų nuo partizanų bunkerio buvo paslėpti du archyvai, vieną surado 97 metais, tai yra beveik po 50 metų partizanų ryšininkas, kuris ten šalia gyveno ir kuriam buvo nurodyta, kad ieškoti skrusdynę, bet va štai po 50 metų jis surado susapnavęs didelės skrusdėlės, na, ėmėsi ieškoti tos skruzdėlyną ir surado archyvą. Ir, na, 2014 metais jau Ariogalos šaulių, na, tvarkant aplinką ir ruošiant tą kelią pažinti taką buvo surastas antrasis archyvas. Tai irgi mes matome, kad tas partizanų karo kraštovaizdis yra be galo turtingas ir tos vietos yra įvairiausias. Ryšininkai atliko labai svarbų vaidmenį partizanime kare. Be ryšininkų, žinoma, tiek nebūtų išsilaikę partizanai, čia yra akivaizdu. Tam, kad, na, tuos ryšius ir palaikymas sužlugdyti, na, viena iš priežasčių ir buvo, kodėl, na, tie trėmimai, kolektyvizacija, na, tiesiog, kad žmonės nebeturėtų kas remti, kuo remti. Na, tai čia irgi yra tų ryšininkų sodybų išlikusių, tų vietų, kurie lankydavosi. Čia Balandiškiai irgi tyrinėta vieta, Balandiškio kaime Stanislavo Sajaus sodyba. Tai irgi tos sodybos, kai kurios išlikusios, kai kurios sugriautos, bet irgi ir partizanų karo kraštovaizdžio dalis. Ryšių punktai, na, irgi taip pat sunkiai atsekami, tačiau, na, gilintis istoriją mes matome, kokia jinai yra turtinga. Tačiau, pavyzdžiui, yra ryšių punktas Radzevičienės sodyboje Antaniškių kaime, vadinamasis Birutės kalnelis. Dešinėje yra ryšių punktas Dėjokų sodyboje Naraičių kaime, tai Šiaulių rajone. Na, irgi vietos, kurios, ta dešinė bent jau vieta, kur mena ir Jonas Žemaitė. Na ir kaip tas vykdavo, ryšių punktai, būdavo arba susitikdavo, na, partizanai su ryšininkais arba ryšininkai tarpusaviais. Na, pavyzdžiui, būdavo vadinami paroliai, tai na, kaip čia, slaptažodžiai tokie. Tai, na, vienas sako, kad jau varlės pieno, kitas sako, komelios duosiu. Na ir pagal tokį atsakymą sprendžiama, kad yra, na, teisingas slaptažodis. Na, čia užstrigo, neleidžia grįžti. Tai čia irgi tenais įvairiausių, na, būdavo, pavyzdžiui, slaptažodis, na, ieškau muzikanto, jam būdavo atsakoma, kad jinai papjovė. Na, tai yra toks slaptas irgi susitarimas, kad parodyti, kad čia yra tas žmogus, kuris turi būti. Pašto dėžutės, pašto punktai įvairūs tokie, na, skirti ryšiams, medikamentams perduoti, jas irgi labai įdomus. Apie jos užsiminama ir ryšininkai, na, be galo įdomios vietos. Viena tokia vieta yra pernai tyrinėta Pagrobio miške, tai čia greičiausiai susijusi su partizanais streikais, legendiniais Rokiškio krašto partizanais. Na, čia ši vieta naudota apie 54-55 metus, na, streikai labai pasižymėjo konspiraciją, be to, žinoma, tuo metu jau ir nebebuvo visiškai ten likę partizanų, tai bendravimas vykdavo visiškai tarpusavėje, bendravimas tarp partizanų vykdavo net kartais nedalyvaujant jokiems ryšininkams, tai būdavo atnešamas ryšys, na, ir medikamentai ar kažkokie dokumentai, korespondencija paliekama sutartoje vietoje, tai šitoje vietoje, kuri yra tyrinėta ir parodyta kaip yra metro gilyje, tai buvęs urvos po eglės šaknimis. Taip pat tai galėdavo būti kažkokios slaptos drevės ar šalia kapinių tvoros paslėptos vietas, tai yra tokios sutartinės, kurios labai įdomios ir parodančios, kad tas kraštovaizdis yra labai turtingas. Kautynių vietos susijusios su žūtimi, kai kurios yra, na, tokios laimingesnės, kai kurios yra labai nelaimingos. Tai čia kairėje pusėje remiantis jau Lauryno Mingelo schema, kuris, na, bent jau dvi tokias schemas išsames yra nubraižęs, nėra tokių daug atvejų Lietuvoje, yra be galo tiksli, remiantis ją pavyko 2016 metais surasti Užpelkių kautynių vietą, kur žuvo 2 iš 8, na, tiesiog šiuose kautynėse dalyvavo 2 signatarai, abudu jie žuvo. Žuvusių buvo partizanų ir daugiau, keletas išsigelbėjo.
Ir dešinėje pusėje, na irgi kaip atrodo kautynių vietos šalia bunkerio, tai yra Daugeliškių miško bunkerio, tas maišeliais ir pagaliukais pažymėtos vietos, kur iššauti šaudmenys, tai yra sovietų puolimo kryptis, na, nesprogusi granata, granatos skvirtelės, žiedeliai, sprogdikliai, delsikliai, na, įvairios kitai radiniai skleidžiantis, na, tas visas istorijas ir jos tyrinėjant tos duomenys, archeologinius duomenys, istorinius duomenys, ryšininkų prisiminimus, na, rengiant analizę darant galima atkurti na, tų kautynių eigą ir partizanų pasipriešimą ir panašiai. Na, einant į pabaigą, na, irgi tokios vietos, kurios, na, teisinės apsaugos vos tik kelios, gal tik 6 iki šiol tai turi Lietuvoje, tačiau yra, na, ir paskutinių metų atradimai Leipalingyje, Lazdijuose, tai yra buvę stribynai, tai yra MVD, NKVD, KGB, na, čia yra priklauso nuo laikotarpio, kaip jos vadinasi, kokios ten struktūros buvo įsikūrusios, tačiau jos mena partizanų palaikų užkasimą, žinoma, galbūt ne visos, tačiau na, tie tyrinėjimo atvejai rodo, kad na, jeigu ieškom partizanų palaikų, būtina tyrinėti stribynų kiemus ir nežinau, kodėl iki šiol taip tam buvo skirima mažai dėmesio, dalis tų vietų yra privačia nuosavybė, dalis yra valstybės. Tai vat Varniuose viena iš tokių tyrinėtinų vietų, kur būtų galima surasti ir ieškoti apie 20 partizanų palaikų ir vienas iš jų yra legendinis Žemaitijos partizanas, apskritai ilgiausiai partizanavęs vadas apygardos, tai yra aukšto ligmens, tai yra Vladas Montvydas apyvardžiu, nu, paskutiniais metais Žemaičio dėdė ir Žemaitis dėdė ir kitais. Tai šis tribynas yra neišlikęs, ten yra dabar toks kaip atvira vieta su keletu paminklų, tačiau na, jos daugelis turbūt mena baisius įvykius. Leipalingės tribynė, na, irgi ką reikėtų saugoti, tokius vietas, aš na, bent kelias tokias vietas žinau. Kretingoje beje irgi kalėjime yra išlikę, tai yra, kur na, kalėję partizanai, kiti rezistentai įvairių išraižė žodžių, vardų, datų ir panašiai. Na, vakaruose tai yra atskira, tokia kaip ir vadinama grafičių mokslo tyrimo kryptis, bet irgi mums tą reikia turėti omeny ir tą kraštovaizdį papildo. Miestų aikštės, jos, žinoma, istoriškai buvo svarbios dėl prekybos, dėl na, kažkokios šalia jų vykusios, na, kaip ir valdžios institucijų. Tačiau miesto aikštės partizanio karo metais dėja matė ir tokių baisių įvykių, išniekinimų partizanų, ypač nuo 46 metų iki maždaug 551 metų buvo nuolatinis reiškinys, tam, kad į sovietai baugintų vietos gyventojus, tam, kad stebėdami pro šalį, na, kaip šia nuotraukoje, šalia yra stribynas, šalia aikštelių, Šiluvoje, tam, kad na, saugumo struktūrų darbuotojai pro langą stebėtų, kas ateina atpažinti, tuomet čiuptų to žmonės, na ir panašiai. Tai įbauginti, pasityčioti, išniekinti, na, įvairios tos priežastys yra buvusios, na ir tai irgi yra tokia mūsų tamsiojo paveldo, partizaninio karo paveldo dalis. Palaikų užkasimo vietos, na, nemažai jų yra saugoma, suvežti, ypač dalyje jų partizaninio karo metais buvo užkasti na, žvirdobėse kažkokias, na, galbūt pelkėje ar kur kitur užkasti palaikai, dalis yra na, palaidoti žmonės ir mirusieji partizanai ir kiti rezistentai na, ir atgimimo metais, tačiau, na, kaip rodo įvairių skausmo kalnelis atvejai, na, keletą paskutiniais metais rinkti archeologiniai tyrimai rodo, kad net ir tos vietos, kurios yra na, tos na, žinomos vienas žymiausių, iki šiol nepavyks atrasti tų palaikų ir na, tos vietos po truputį mitologizuojasi ir reikalauja platesnių tyrimų. Tai šios vietos yra labai svarbios, jos dėl atminties, dėl pagerbimo, na ir kaip ir paskutinės tokios, na, mūsų laisvės kovotojų užkasimo ir jų palaikų vietos. Na čia vieta, kairė nuotrauka Adolfo Ramanausko Vanago palaikų užkasimo vieta, tai yra dabar pažymėta tokiu ženklu, tai čia buvo surasta 2019 metais garsiojo partizano palaikai Našlaičių kapinėse Antakalnyje Vilniuje ir štai 2022 metų spalio 19 regis, tai tiksliai Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai buvo surasti šiame Leipalingio Stribyno kieme, dabar ten yra įsikūrusi siuvykla. Tai va šios vietos, na, jos irgi mena tokius baisius įvykius, dalis jų, na, kaip Stribynai gali būti ir netgi gyvenantys žmonės, ar įsikūrusios kažkokios institucijos ir panašiai, paštas ir panašiai.
Partizanai neretai būdavo slepiami jau pačių giminaičių, bendražygių ir, na, pavyzdžiui, Basonių pilikalnė buvusiuose duobėse, tai Bulviarusių duobėse, Godų kaime, na, irgi kalbant su pateikėja iš šios sodybos kilusią, tai Antanas Ligeika, slapyvardžiu Perkūnas, buvo užkastas sodybos kieme prieš pat namą ir tik 72 metais, jau kuomet buvo laidamas vienas iš sodybos gyventojų, buvo toks įrengtas dvigubas karstas ir tenais jau palaikai buvo egzumuoti ir platinti kapines. Tai mes matome netgi paprastas sodybas kartais gali turėti tokių istorijų ir tas kraštovaizdis plečiasi, plečiasi, plečiasi. Na ir partizanų kapai, čia turbūt jau einant į visiškai pabaigą, partizanų kapai, partizanai kreipia labai daug dėmesio pagerbti mirusiuosius, na ir rašė, kad, na, tikisi, kad ant kiekvieno partizano kapo bus pasodinta gėlių. Na, čia matome ir merginos, netgi 52 metais gražiai puošia partizanų kapus. Tai, kad ta kova tarp partizanų ir sovietų nesibaigdavo, na, žinoma, ir iš Klebiškio miško Prienų rajone, kur 45-46 metais, na, buvo užkasti kapinėse partizanų palaikai, stribai atėjo išniekino, sugrįžo partizanai, vėl sutvarkė vietas, vėl stribai niekino ir galiausiai tuos kapus užminavo, na, ir tada jau stribų niekinimas pasibaigė. Tai mes matome, ta kova nesibaigdavo tiesiog, na, paprasta žūtimi, tęsiasi net ir po mirties. Taip, na ir tos kapinės, na kaip Šilonių kapinėse 9 partizanai yra užkasti, kitose kapinėse, nas irgi yra, na, to partizanio karo kraštovaizdžio dalis ir, na, tą reikia turėti menyje. Na, paskutinė turbūt nuotrauka, tai yra karo lauko teismo vieta Vlado Barkausko sodybos Kumaičiuose, Radviliškio rajone. Tai žinoma, kad tai yra irgi sunkiai užfiksuojamos vietos, tai yra mena karo lauko teismo vietas, tas karo lauko teismas, kuris, na, partizano buvo kruopščiai dokumentuojamas, stengiantis parodyti, na, ir buvo atliekami tyrimai, na, ir kartais ir tokie kaip žvalgybiniai duomenys patikimi, na, ir tam, kad, na, tos nusikaltusius partizanų karui, na, jos pagristai būtų galima nubausti karo lauko sąlygomis irgi tas buvo dokumentuojama. Tai ši vieta yra tokia užfiksuota, nedaug tokių vietų žinome, nežinau dabar tiesa, ar ta sodyba yra išlikusi, bet na, tai irgi yra tam tikra kraštovaizdžio dalis. Na ir dabar tikrai paskutinė nuotrauka, tai yra bausmių vietos, tik tai dabar jau iš kitos pusės, tai yra sovietų vidaus kalėjimo šaudymo kamera, kuri, na, taip pat buvo atlikti tyrimai, na, dabar yra ekspozicija, pačio Laisvės kovų muziejaus, buvusio genocido aukų muziejaus ekspozicijos dalis, tai irgi, na, čia tyrinėjant buvo rasta ir latakai kraujų nutekėti įvairūs radiniai, tai irgi yra tam tikro, na, to kraštovaizdžio dalis. Beje, Vilnius be šios vietos turi ir daugiau, netgi Vilnius, kur atrodo tas partizaninis karas, kaip jis čia galėjo vykti, bet jis irgi mena tų partizanio karo įvykių tikrai, na, pavyzdžiui, Štralio buvusi kavinė irgi mena tam tikrus įvykius, susišaudimą, na, partizanų ir saugumiečio. Tai yra dabartiniai signatarų namai. Tai mes matome, kad tas kraštovaizdis išsiplečia ne tik į mišką, į kaimą, bet gali būti netgi ir mieste. Na ir apibendrinant, svarbu pasakyti, kad partizanio karo vietas tai ne tik atskiri bunkerių, stovyklų ir žūties vietų taškai. Na, pas mus, na, paveldosaugo ir atmintyje daugiausiai tai yra žūtis, kapai, bet, na, tas partizaninis karas žūtimi neapsiriboja. Ir, na, partizanus mums reikia prisiminti, gerbti ne tik dėl to, kad jie žuvo, bet už tai, ką jie padarė iki žūstant. Irgi dėl to. Tai šio partizanio karo kraštovaizdis yra tikrai, na, tai yra ištisa laisvės kovų kraštovaizdžio erdvė, na, kuri jungia kaimus, miškus, mes matome, gali jungti netgi miestus, pievas, upės ir kelius ir taip toliau. Tai va štai mano, na, tokia paskaita buvo apie partizaninio karo kraštovaizdį, na, norėjau atskleisti jo įvairovę ir koks jis yra turtingas ir gyvas ir platus. Tam, žinoma, reikia skirti dėmesio, laiko jį pažinti, na, bet, na, kaip minėjau, partizaninis karas nėra vien tik tai žūtis ir kova, tai yra, na, ir gyvenimas, tai yra ir visa kita plačiau. Tad dėkoju Jums už dėmesį.
Ir aš dėkoju savo ruoštų Gediminui. Dabar dar turim šiek tiek laiko, jeigu kyla kažkokie klausimai tiek Gediminui ar bendrai apie tai, ką mes šiandien kalbėjom, tai dar tikrai galite rašyti komentarus. O kol kas mes tada dar truputėlį perbėgsim klausimus, kurie jau buvo užrašyti. Pirmiausia, buvo šiek tiek klausimų apie tuos pokalbių robotus. Tai Rugilė norėtų dar truputį patikslinti apie patį veikimo principą ir ko iš jų tikėtis. Taip, iš tiesų, tai vat, yra keletas klausimų ir vat, Algirdas tikslinusi, patikslinkite, prašau, ar gerai supratau. Projekte naudojamas dirbtinis intelektas ir interaktyvios nuorodos, bet gaunama informacija uždavus klausimą nėra visai tiksli ir reikia visgi tikslintis. Tai yra, jei viskas vyksta gyvai, paskaitos metu visgi gali būti netiksli informacija pateikta. Tai čia reikia pabrėžti. Pagrindinis, pagrindinis mūsų projekto toks objektas skirtas mokytojams, kur tikrai yra paremtas moksliniais tyrimais, yra metodinė priemonė. Pokalbių robotas yra žaidybinis, edukacinis, žodžiu, toksai dalykas ir toje svetainėje yra labai aiškiai sudėti tokia instrukcija, kaip tuo reikia sekti ir remtis. Lygiai taip pat, kaip dabar ChatGPT pati platforma iš savęs, jinai nėra tiksli, bet ką su ją darant, visą informaciją absoliučiai yra reikalinga tikslinti. Lygiai taip pat, kaip šita platforma iš savęs tobulėja, sulik kūrėjų atnaujinimais ir jos patobulinimais, kurie tobulėja ir jo galimybė atsakyti tiksliai. Yra rizika, kad dėl tam tikros labai didelės apkrovos pačios sistemos kai kurie klausimai gali būti iškraipomi. Aš kalbu apie faktus, apie galbūt gimimo datas, apie galbūt kažkokias vietovės, kur yra reikalingas labai konkretus faktai. Na tai va, tai lygiai taip pat kaip bet kokią kitą informaciją, naudojantis ChatGPT platformą reikia tikslinti, lygiai taip pat reikia tikslinti ir šią. Nes šis įrankis visų pirma yra, toksai žaidybinis dalykas, bet ne tikslus konkretus istorijos vadovėlis. Bet kaip ir minėjau, tobulėjant pačiai platformai, sistemai, kaip tokiai visą apimančiai tobulėja ir mūsų tas būtent įrankis. Tai tokia instrukcija, kaip tuo naudotis, kuo galima remtis, kuo negalima, bus matoma svetainėje. Tai tą tikrai reikia turėti omeny. Taip, toliau pratęsiant šiek tiek apie patį projektą, ir čia buvo klausimų, ar planuojam jį kažkaip plėtoti, prijungti daugiau partizanų. Tai kol kas iš tikrųjų planuojam, kad šitą antrą tarsi projekto dalis ties tuo turbūt ir baigsim su karžygiais kuriam laikui. Čia galbūt bendrai reikėtų pažymėti, kad mūsų organizacija tai yra tokia labiau entuziastų veikiančių partizanio karo tyrimuose grupė. Iš tos pusės, kad mes visi turim skirtingus darbus, skirtingus įsipareigojimus ir tiesiog sugalvoja tam tikras temas, kur norėtume ištirti, galbūt ir paviešinti, to imamės. Tai tikrai tų projektų yra ir daugiau šiaip bendrai kalbant, tik jau sakykime, neapsiribojant tik tai laisvės kovotojais karžygiais. Čia galbūt norisi paminėti, kad ir nuo 2012 metų mes turim ir kasmetinę jaunimo vasaros stovyklą rugpjūčio mėnesį, kur kviečiam jaunus žmonės irgi prisidėti. Ir vėlgi, skirdami savo laiką ir visas žinias, kiek jų turim, nebandom edukuoti. Bet lygiai taip pat tikrai galiu patikinti, kad artimiausiu metu išgirsit ir daugiau apie mūsų projektus, nes vėlgi reaguojam ir į įvairius minėjimus, ir į įvairias asmenybės, tiesiog norėdami vėlgi kuo plačiau ir tuo pat kuo giliau partizaninį karą išnagrinėti ir jį pateikti visuomeniai, toj temoj ir darbuojamis. Kalbant bendrai, kada bus galima naudoti šito projekto rezultatais, čia ne vienas klausė, turbūt labai aktualu, tai ne vėliau negu lapkričio pabaigoje bus viskas paviešinta. Šiuo metu atliekam paskutinius pataisymus, norėdami užtikrinti, kad viskas bus teisingai pateikta ir aukščiausios kokybės. Tai tikrai visiškai neužilgo bus galima naudotis tiek ir metodinė priemonė, tiek ir tais pokalbių robotais. O kalbant apie kitus mūsų projektus ir mūsų
pasiektus rezultatus, tai kviečiam apsilankyti svetainį partizanų lietuva.lt, kur ten jau yra ankstesnių projektų rezultatai pateikti ir jie visiškai laisvai yra prieinami. Taip, toliau buvo irgi teiraujamas vėlgi dėl tų pačių skaidrių ar dėl įrašo, tai čia dar kartą tik norisi patikrinti, kad tikrai taip, artimiausių metų bus patalpinta mūsų socialiniuose tinkluose, greičiausiai YouTube, ir apie tai vėlgi informuosime, tik prašysim jūsų irgi sekti informaciją, apie tai tikrai bus parašyta ir mūsų svetainiai, bet ir mūsų Facebook paskyroje Partizanų Lietuva. Ir vėlgi artimiausių metų tiek ir tos skaidrės, tiek ir įrašas bus pasiekiamas. Tiesiog, kad bet kada pagal poreikį galėtumėt sugrįžti ir galbūt kažką prisiminti, pasitikslinti. Taip, taip pat ir buvo vienas iš tokių techninių klausimų dėl pažymėjimų. Jeigu jums būtų naudingas mūsų organizacijos išduodamas pažymėjimas, tai čia prašytume kreiptis atskirai, tiesiog parašyti mums elektroninį laišką tuo pačiu adresu, iš kurio gauti ir prisijungimo nuorodą į šitą seminarą. Tikrai galėsim padėti. Taip, tai kol kas turbūt tiek atsakėme į visus klausimus, atrodo. Tai tikrai labai dėkojam ir už jūsų susidomėjimą. Turbūt pagrindinis iššūkis ir pagrindinė dvejonė bet kokio projekto imantis yra svarstymai, kas naudos tą medžiagą, kam ji bus naudinga, ar ji bus naudinga, ar bus aktuali. Tai tikimės, kad ir jūsų susidomėjimas toks gausus tikrai rodo, kad galbūt atliepiam tą poreikį metodinių priemonių ir tikimės, kad bus naudinga ir reikalinga. Ir tiesiog vėlgi nuoširdžiai kviečiu sekti ir mūsų socialiniuose tinkluose, nes kartais dalinamės savo tyrimų rezultatais ir ten. Ir kartais tokie labai konkretūs pavyzdžiai gali irgi įkvėpti ir kažką naujo tokio pateikti. Turbūt tada ir atsisveikinsim su visais ir tikiuosi, kad iki kitų kartų.